Dakaro ralio transliacijas pristato Tauras. Vyrų gira pelnytai. Labas vakaras, gerbėmėjai BTV žiūrovai. Šiandien ir vėl Dakaro ralio maratonas. Ir šiandien mes švenčiam Valparaisę kartu su Čilės prezidentu Sebastianu Piñera. Pamatysite gražiausius momentus, linksmiausius kadrus ir, žinoma, šiek tiek dramos. Nes Dakaras be dramos ne Dakaras. Taigi, sveiki atvykę į Valparaisą. Fantastiška vieta švęsti Dakaro finišą. Spalvoti namai ir kalnų papėdės. Tai yra labai gražus Pietų Amerikos miestelis. Į kurį nepasididžiavo atvykti ir Čilės prezidentas Sebastianas Piñera. Jis kartu džiaugiasi su Dakaro lenktynininkais finišavusiais čia. Didelis džiaugsmas, žinoma, matyti čia tokią šventę. Ir aš didžiuojuosi savo šalimi. Svarbiausia, kad Dakare važiuoti ir laimėti reikia labai stiprių savybių, charakterio, ištvermės, tikslo siekimo. Taigi, 2 savaitės lenktynių, 2 savaitės dramos ir tai ir yra tikrasis Dakaras. Viskas prasidėjo Rozarijo mieste Argentinoje. Iš čia 712 lenktynininkų ir 431 transporto priemonė pajudėjo į Čilės miestą Valparaisą. Jiems teko pravažiuoti 9000 kilometrų. Džiaugiuosi Dakaru, čia gražu, saulėta, vanduo, draugai, sako vienas iš žiūrovų. Ir pirmoji savaitė iš San Rafaelio į San Juaną. Ir tai yra 4400 lenktynių kilometrų. Muy difícil. Sunku. Alguien tiró una bomba atómica arriba esa montaña. Upės, kalnai. Es increíble. Kaip atominė bomba. Muy larga. Labai sunku. Labai ilgai. Una etapa inhumana. Tai tiesiog nežmoniškas greičio ruožas. La verdad que los dos sufren. Visi vargsta, tiesą sakant, ir motociklai vargsta, ir mes, žinome, vargstam, bet tai yra Dakaras. Esto es Dakar. Po vieną iš greičio ruožų Markas Davidsonas atvažiavo į bivuaką tada, kada visi lenktynininkai jau buvo išvažiavę. 10 minučių iki sekančio greičio ruožo uždarimo. Per sunku, aš neturiu jėgų, noriu pasitraukti. Pažiūrėk man į akis. Pasižiūrėk, kaip aš kenčiu dėl to, kad negaliu važiuoti. Man skauda širdį. Aš pasidaviau, bet tu nepasiduok. Tu gali, tu tikrai gali. Na kągi, truputėlis maisto.
porą minučių poilsio, o tuo tarpu pasitraukęs iš lenktynių amerikietis paruošė kelio knygą Australui. Ir Australas išvažiavo toliau, amerikietis apsiverkė iš apmaudo, nes jis jau nebevažiuoja. Labai sunku, sako. Negaliu žiūrėti į tai. Na ir po keletos dienų sportininkai atvažiavo į Boliviją. Tiesa, tik motociklininkai ir keturračių vairuotojai. Nepakartojamas gamtovaizdis ir labai šilti ir nuoširdų žmonės. Tai yra 28-oji šalis, kurioje apsilankė Dakaro ralio maratonas. Y esperamos que estas instituciones sigan dando más fuerza. Aš tikiu, kad sportas sujungia žmonės. Todėl aš labai laimingas, kad jis Dakaras mūsų šalyje, sako Bolivijos prezidentas. Nuo 1979 metų, kai prasidėjo Dakaro ralio maratonas, jis ėmė ir užbūrė daugumą žmonių. Kodėl? Turbūt todėl, kad čia yra kova žmogaus ir dykumos. Labai sunkios šių metų lenktynės. Į finišą atvažiavo tik 48% visų pradėjusių jas. Nuo 2006 metų neturėjom tiek daug pasitraukusių žmonių. Na ir Valparaise pamatyti lenktynių apdovanojimą susirinko net 400 000 žmonių. Robertas Van Peltas, jauniausias lenktynių dalyvės tarp motociklų. Laia Sanz, fantastiškai greitai važiavusi šiemet, ji finišuoja 16 vietoje ir tai yra neabejotinai greičiausia lenktynių mergina. Na ir podiumas. 3 vieta Olivier Panas. Jordi Villadomas, 2 šiemet. Na ir Markas Koma. Po metų pertraukos 37 metų katalonas grįžo į lenktynes ir grįžo kaip nugalėtojas. Momentas labai įsimintinas. Po tiek aukų, po tiek vargų. Ir keletą dienų sirgau, bet atlyginimas yra geras, sako jis. Taigi, Markas Koma beveik 2 valandom aplenkė artimiausią persekiotoją, Villadomas 2, Panas 3, Cirilas Depre prasimušė į 4 vietą, iki podiumo jam pritrūko 5 minučių. Na ir Kuba Pšigonskis, mūsų kaimynas iš Lenkijos, 6. Bareda Bortas, kurį laiką važiavęs 2, po nesėkmės nukrito net į 7 vietą. Taigi, atrodo, kad prieš ištisą amžių prasidėjo šios lenktynės. Ir prasidėjo nuo štai šio vaikino pergalės. Pirmą dieną kalnuose Juanas Bareda Bortas buvo nenugalimas. Tuo tarpu Čeleko Lopesas pasitraukė iš lenktynių 1 savaitę po avarijos. O Hondos pradėjo degti. Bolivija pasitiko su didžiuliu džiaugsmu ir nepakartojamais kraštovaizdžiais. Niekada negalvojau, kada karas atvažiuos į mūsų šalį. Aš labai džiaugiuosi. Na ir sportininkams teko pravažiuoti pirmą kartą per Druską. Druska iki pat horizonto. To Dakaro ralio maratono dalyviai dar nebuvo matę.
Bolivijos į Čilę ir į Atakamos dykumą. Ir ten Alaną Duclos pasiglemžė dykuma. Jam nepavyko pervažiuoti kopų. Tuo tarpu Koma išliko stipriausias. Įpusėjus lenktynėms, sportininkams teko pravažiuoti per Andų kalnus ir išbandyti savo motociklo maksimalų greitį dykumose. O po to į kopas, kurios aukštos tarsi kalnai. Na ir čia Baredo Bortui teko išlieti nemažai ašarų. Tuo tarpu Markas Koma padarė, ką žadėjo. Po metų pertraukos grįžo į lenktynes ir grįžo čempioniškai. Na ir keturračių įskaita. Pirmą kartą Dakarą šis žmogus pravažiavo su tėvu sunkvežimiu įskaitoje. O štai iš antro karto važiuodamas keturračių jis laimėjo. Ir tai yra pirmas čilietis kada nors laimėjęs Dakaro lenktynes – Ignacio Casale. Ignacio Casale! Taigi beveik pusantros valandos prieš Rafalą Soniką iš Lenkijos Sebastianas Huseinas atsiliko beviltiškai daugiau kaip 5,5 valandos. Tačiau lenktynės keturračių įskaitoje tikrai nebuvo lengvos. Kaip favoritas jas pradėjo Markosas Petronelis, tačiau jo labai greitai nebeliko lenktynėse. Nenorėjau skubėti, važiavau atsargiai, norėjau tiesiog finišuoti greičio ruožą, bet kritau ir pasimokiau iš šios nelaimės. Lūžo diferencialas. Tiek keturračių pradėjo Dakaro lenktynes. O štai finišą Valparaise pasiekė jau tik 15. Ir iš tų 15 greičiausias buvo čilietis Ignacio Casale. Na ir nepaisant to, kad šiais metais keturračių įskaitoje pasiektas naujas rekordas, 40 lenktynininkų dar niekada nevažiavo šioje įskaitoje, tačiau ši įskaita išlieka ta, kurioje lengviausia padaryti gerą rezultatą. Pakanka finišuoti ir tu mažiausiai 15 vietoje. Tiesa, tai nėra lengva. Nes keturračiai yra vieni ilgiausiai užtrunkančių greičio ruožuose.
Taigi automobiliai. Na ir 2 lietuviški ekipažai pradėjo šį Dakarą ir abu jie baigė. Benediktas Vanagas antrą kartą pasirodė Dakare ir šiemet jis 35, 28,5 valandos, atsilikęs nuo Nani Romos. Antanas Juknevičius ir Vytautas Obolevičius. Pirmą kartą Antanas važiavo kaip vairuotojas Dakare ir jis 56. 88 valandas atsilikęs nuo Nani Romos. Ir jeigu Antanas leistų Nani Romai pravažiuoti dar vieną Dakarą, tai Nani vis tiek būtų laimėjęs. Net finišavęs 2 Dakarus. Toks buvo didelis atsilikimas, bet ką padarysi? Svarbiausia, kad abu ekipažai pasiekė finišą. Su tuo juos ir pasveikinkim. Iš tiesų pasibaigus Dakarui jaučiu tą patį jausmą, kad ateina tam tikra tuštuma viduje. Nes mes paskutinius truputį gal mažiau negu metus laiko buvom labai užimti pasiruošimų Dakarui, buvom užimti technikos išsiuntimų, paskui kelionę, paskui pačių didžiųjų įvykių ir vieną dieną atsikeli iš ryto ir supranti, kad viskas baigta ir turi vėl kažkaip eiti į priekį iš naujo, tai kažko trūksta viduje, nors tai buvo pakankamai sunku. Bet pradedu suprasti, ką reiškia Stokholmo sindromas. Kai įkaitai pamilsta savo pagrobėjus, tai panašu, kad čia yra kažkaip labai panašiai. Mūsų Dakaras šis buvo, manau, kad gerokai lengvesnis negu praeitais metais. Aš praeitais metais po finišo sakiau, kad mes tikrai įveikėm turbūt kokius 3 Dakarus. Iš tiesų dėl to, kad neturėjome tiek daug išminties. Nežinau, ar jos mes turėjome šiais metais tiek daug, bet panašu, kad ta patirtis, kuri buvo praėjusiais metais, šiais tikrai mums pakankamai pagelbėjo. Taip, kad šis Dakaras tikrai mums buvo gerokai lengvesnis. Na ir prie lyderių. Pirmas Dakaras Naserui Alatijai su mini automobiliu ir 3 vieta. Turint omeny, kad jisai valandą laiko gavo baudos už nepasiekto kontrolės punktą, tai jeigu tos baudos nebūtų, Naseras būtų laimėjęs. Tai byloja apie jo greitį. Stefanas Peterencelis nelabai laiminga 2 vieta dėl to, kad komandos sprendimas nulėmė ją. Na, o po 10 metų pertraukos, po to, kai jis laimėjo motociklu, Nani Roma nusipelnė pergalės. Nebejotinai geriausia diena mano gyvenime. Paskutinis greičio ruožas man buvo labai ilgas, bet sunku buvo patikėti, kad aš laimėsiu. Man liks puikus prisiminimai iš šių lenktynių. Taigi, Nani Roma 5,5 minutėm aplenkė Stefaną Peterencelį, po to, kai Stefanas paskutiniam greičio ruože tiesiog jo palaukė. Na ir greičiausias neminis yra Žinielis de Viliersas su Toyota. Marekas Dambrovskis, geriausias Dakaro naujokas tarp automobilių. Tiesa, jis prieš tai važiavo keletą Dakarų motociklu. Patrikas Sirielis, prancūzas, greičiausias tarp 2 ratais varomų automobilių, 15 bendroje įskaitoje. Mitsuhashis yra 4 kartą laimintis žmogus T2 kategorijoje Dakaro ralio maratoną. 41% automobilių finišavo Dakarą. Tai sunkiausias Dakaras Pietų Amerikoje vykstant šioms lenktynėms. Carlosas Sainzas, visas įmanomos bėdos nutiko jam šių metų Dakare. Tiesa, jis sugebėjo 2 greičio ruožus laimėti. Toks jau tas Dakaras. Šiandien tu herojus, rytoj tu esi niekas, sako Carlosas Sainzas. Na ir galų gale lenktynės baigėsi šiam legendiniam Ispanijos sportininkui visai ne greičio ruože. Pervažiavime tarp 2 greičio ruožo dalių, vertėsi Carloso Sainzo bagis ir jam teko pasitraukti. Naserui Alatijai tai buvo nauja patirtis. Beveik netestavęs automobilio, jis iškart išvažiavo į lenktynes ir iš karto pateko ant podiumo. I love to be in the podium. Man patinka būti ant podiumo, sako Naseras Alatija. Žinielis de Viliersas atvažiavo į lenktynes tam, kad pasipriešintų minim.
Deja, jo viltims lemta žlugti, nes jis tik 4. Orlando Terranova 5 vieta. Ir tai greičiausias pietų amerikietis. Stefanas Peterancelis. Visą ralį vėjasis Nani Roma, nelemta jam buvo nugalėti. Sunku pasiekti kitus, kai atsilieka net 40 minučių, sakė Peterancelis. Pradurti ratai, kelios navigacijos klaidos nubloškė jį 40 minučių nuo lenktynių lyderio. Tačiau Stefanas tikras kovotojas, jis nenuleido rankų. Po 5 greičio ruožų į Dakaro lyderius išsiveržė Nani Roma. Negaliu važiuoti lėtai, nes negaliu tada susikoncentruoti. Jeigu jis turės problemą, aš tikrai nestosiu jam padėti. Na ir likus 2 greičio ruožams, Stefanas Peterancelis atkovojo beveik visą laiką. 5 minutės jį teskyrė nuo 1 vietos, nuo Nani Romos. Deja, atvažiavus į finišą, į šią įdomią dvikovą įsikišo komandos vadovybė ir tik po to Nani Roma laimėjo Dakarą. Sunkvežimių įskaita, dar viena Kamazų pergalė. Tai jau 12 Dakaras, kurį laimi Kamazai sunkvežimių įskaitoje. Tačiau šiemet buvo sunku kovoti su Gerardu Derojum. Na ir galų gale tik paskutiniam greičio ruože paaiškėjo nugalėtojas. Andrejus Karginovas, pernai 3, šiemet 1 kartą laimi Dakarą. Na ir tik 3 minutės atsiliko Gerardas Derojus nuo Karginovo. Alešas Lapraisas su savo Tatra Queen 69. Iveco, Kamazai, Hino, Liazai, Mazai, Manai. Sunkios lenktynės ir įdomios kovos sunkvežimių įskaitoje šiemet. Jau galvojam apie kitų metų Dakarą ir turim daug pasirinkimų. Sunku pasirinkti, nes Čilė, Bolivija, Argentina, Peru,
kitos Pietų Amerikos šalys nori prisijungti. Kolumbija, Ekvadoras. Plus des pays qui souhaiteraient intégrer le club Dakar sud-américain comme la Colombie, l'Équateur. Donc ça nous fait pas mal de Mums liko mažai laiko. Maždaug 7-8 savaitės per tą laiką mes turim suplanuoti kitų metų Dakarą. Ir mums čia patinka. Mums čia patinka ir mes matom iš žmonių reakcijos, kad mes teisingai darom, kad čia esam. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could... Na kągi, kiekvienam, kuris buvo užsidėjęs lenktynininko kostiumą, kiekvienam, kuris dėvėjo teisėjo liemenę, už sugadintas padangas, už sugadintus variklius. Ačiū tiems žmonėms, kurie važiavo ir suteikė mums tiek daug emocijų per šias 2 savaitės. Ačiū visiems, kurie buvo su BTV, kurie leido vakarus su mūsų televizija, tiems, kurie sėdėjo internete iki paryčių, kol nefinišuodavo lietuviai. Ačiū tiems 4 žmonėms, kurie privertė mūsų širdį smarkiau plakti už lietuviškus ekipažus. Ačiū, kad buvote su Baltijos televizija. Visas 2 savaitės jums padėjo stebėti šias nepakartojamas lenktynes Ramūnas Fetingis. Laukti liko nedaug, tik 11,5 mėnesio ir mes vėl pasimatysim Dakaro lenktynėse. Gero jums vakaro ir nepamirškit, rytoj vakare mes parodysim tai, kaip vyko lenktynės antrą jų savaitę. Gero vakaro, iki!